man gėda klausyti Šakalienės, atleiskit, aš prie šitų, kada viešai yra kalbama ir sakoma, NATO berods samitei, nemeluoju, kad jinai sako į vokiečius kreipdamas. Vokiečiai ir mes labiausiai nukentėjom nuo rusų okupacijos. Jūs žinot, ką padarė su jumis ir su mumis. Mėlėjai, tu mano, miela tu moterie, blūdė Lietuvoj. Nesupykit, kad taip sakau aš ant jūsų, nors ir užimamas pareigas turit. Kokia gali būti šneka šitam dalyke? 27 milijonus paguldė praktiškai. 14 iš jų frontuose, 13 iš jų buvo sunaikinti už okupuotose žemės. Mirė iš bado ar dar kažkaip tai kitaip. Eita į tą pusę buvo pirmiausiai, jeigu mes šiandien Rusiją skaitom agresorę, jau mes taip ir skaitom, kadangi jin pirmoji įėjo ir įkėlė koją į Ukrainą, tai lygiai taip pat vokiečiai įžengė į Tarybų Sąjungos tuometinę 41 metų birželio 22 dieną, tai yra agresorius, kuris sugriovė, sunaikino ir panašiai taip toliau, gavo atgal, parėjo atgal ir buvo sunaikintas savo sostinėje. Ir mes šiandien turim teisę sakyti vokiečiams ir mes, lietuviai, kad būtent anie iš rytų yra ta bėda, ta gėda, tas blogis, kuris sugriovė, matykit, Vokietiją. Man nedaeina. Arba Šakalienė nesupranta, ką sako, ko aš labai abejoju. O jeigu jin tuo tiki, tai jau tada problema Lietuvoje.